Sveiki, čia turim APS VR AM kontrolierį ZRA2. Vien žodžiu, jie jums neveiks pajungti nuo pririšti. Pirmą kartą reikia pririšti prie PlayStation 4 arba kažkokią kitą. Tai jie jums blikčios, sakykime, mirkčios, čia kažkokia lemputė, sakykime, galbūt čia kas nors mirkčios, bet nieks neprisijungs. Tai tada galbūt, kai jums paprasčiausia reikia jį pakrauti. Krauti galbūt reikia. Žodžiu, mes turime PlayStation net, sakykime, mygtukėlį. Ir mes matot blikčio. Blikčio dabar. Mums dabar ir PlayStation išjungs ir mums dabar neprisijungs, dėl to čia blikčio. Bet kartais jį buvo sumau, sakau, kad reikia prisijungti. Ir paprasčiausiai nieks neėjo, pasirodė reikia pakrauti. O, vien žodžiu, tokie dalykėlė. Nu, aš galiu jums pasakoti, kas šį ir sakykime, tas pats valdiklis. Pats tas fainas šiaip šautuvėlis. Pirmą kartą teko šitą naudotis. Tai mes turim kairę pusę, sakykime, R1. Paskiau viršau turim PlayStation mygtuką. Biškai nenoriu sufokusuoti. Pužoks. Reikėtum čia iš vis makro režimas įjungti, kad šitai krius. Vien žodžiu, PlayStation mygtukėlį ir paskiau kitą mygtukėlį irgi. Kitą mygtukėlį. Paskiau turėjom čia paskiau gale, X-as trikamis false. Keturikamis, sakėm, analogin jungtis, analogą judėti. Šiaip labai patogiai padarys šautuvus. Paskiau apačio turėjom šnirelį. Galim prasiverti šnirelį. Labai tasimatos. Tai jau palaukit, pabandysim. O, dabar matos, kad ten gal prasiverti šnirelį. Aiškiai, varštelis. O paskiau dar einam į apačią. Ir mes atsirandam micro USB. Beros micro USB. Tai jungtis, sakykime, tas kaip senėja, kur buvau į telefoną. Ne USB-C, bet micro USB. Na, kaip sakykime, čia dabar ir PlayStation 4 trunkinėlį irgi tas pats, ta pati jungti, sakykime. Tai aš jums parodysiu, kur šitą jungtis ir čia bus šitą jungtis. Šitas jungtis. Jūs, nežinau, čia nelabai irgi ten noriu fokusuoti. Nelabai anksti suprantu, kad čia reikia fokusuoti. Tai jau palaukit. Nevykstant tas fokusavimas. Vien žodžiu, turėtumėt suprasti, kad tokia jungtelė. Dabar biškradį kažką fokusuotis. Nu, micro USB. Rods, neklystu. Čia paskui prijungi prie PlayStation. Toliau, kur mes einam toliau. Jau čia mes šitą parodėm, tai tas einam į priekį. Čia jūs matote L1, čia bišką persiam. L1 ir R1. L1 ir L2, jau pasakyti, kairės. Paskui matot ir tas bomboliukas. Ir paskui galim į vidų įlysti. Vidui matysit analoginis ir rodyklės virš apač kairė dešinė. O options mygtukas dešinė pusė, o kairė mygtuks bus share, prisidalinti. Na ir galim pasižiūrėti, jis tvarkingas spaudas. Ir analogėlis, irgi šis spaudas normalia. R1, L1. Kaip sakant, biški yra naudotas tas šautuvėlis, bet šiaip kokybė ir gera. Nieks nėra, sakykime, lūžiai, trūkiai, nieko nėra. Ir kaip matote, toks gana didelis šautuvėlis. Ir mes turėsim, dar galim pasižiūrėti,
instrukcijai, manualas. Čia rodo Basic Operation. Gal iš pradžių gal aš parodysiu. Tai sekundėlę. Kaip matot, ir net surašyta šoninis vaizdas. Net yra surašytas, kas čia yra. Ir paskiau galim pažiūrėti galinis vaizdas. Iš užpakalio. Yra vis mygtukai surašyti. Ir paskiau dar turėtų kažkoks vaizdas būti. Dar mes turim, rekomenduoju, kaip laikyti. Su kairė apačioj, kairė noriu pasakyti priekins, o šaudyti su dešinė ranka. Ir nustatyti, kokie yra 800 mAh. Ličio baterija 3,65 V, 1000 mAh. Baterija 1000. Sakykime, naudojimo temperatūra nuo 5 laipsnių iki -35. Apie 500 gramų, 490 ir Kinijoje pagaminta. Ir aš neišmeskite į konteinerius, o gausit mesti į elektronik šiukšlių konteinerį, bet elektroniks, o ne kažkokį prie namų konteinerį. Ir galim pasižiūrėti, kas čia yra. Galim pasižiūrėti per kontrolerį, kaip pririšti kontrolerį, kad jums reiks pirmą kartą pririšti prie PlayStation 4. Vienžiai su kabeliu reiks pririšti, prijungti. Gausi pasižiūrėti, kaip ten pririšti. Ir kai jau bus prijungts, kai bus prijungts, galėsit kabelius jungti. Kai jums bus prisirišęs prie to, sakykime. Biški ir ko veikti, bet pirmą kartą tam pririšti. Svarbu, kad būt pasikrojęs, tada lengva bus pririšti. Ir pažiūrėkit, kad yra pakrautas ir galite žaisti. Galite rest mode, poilsio režime, prijungti ir pasikrauti. Galite nustatyti, kad rest režimą, poilsio režimą, kad kiek ten USB, kiek tas jungtis palaikys, tai gali būti paskiau įsijunga, po 4 valandų atsijungs, arba iš vis, kad rest mode neveiktų, USB, sakykim, neveiks tas jungtis, reikia pasidaryti nustatymas, kad veiktų. Poilsio režime, rest mode, mažiau baterijai, mažiau elektros jas, jums, sakykim, ir žaidimus jūs, jei pasirinksit, ir galėsit krauti ten pultus ir šitą pultą. Ir kad rašo, kad baterija ir kad niekad neatidarykit prietaisą. Baterijas nedarykit, susprogti gal, užsidegti arba degti. Žodžiu, paskiau dar Basic Operation. Pagrindinė operacijas. Spauskit PS mygtuką, kad išjungti, kai nėra naudojamas. Kaip sakant, spaus šitą mygtuką išjungimui ir įjungimui. Įjungimui apsirikau. Ir žodžiu, įjungimui spauskit šį mygtuką, o jūsų tas valdiklis išsijungs automatiškai, kai nebus naudojamas. Žodžiu, jūsų šautuvėlis dubliuojasi funkcijoms DualShock 4 bevelinė rankinėlė. Žodžiu, teoriškai šautų galit su rankinės žaisti, arba galit su movas. Kitur reikalavom movas su VR, o kitur, sakykime, kitur reikalavom
sakykim, rankinėlis užtenka, kitur mūva reik, o kitur net šautuvų reikalingas. Šautuvėlis. Ir kur mes čia dar nebuvom. Ir mes before use, perskaitykite instrukcijas. Visada atnaujinkite naujausią sistemą.